Skaičiaus standartinė išraiška. Šiandien pamokoje sužinosite, kokią skaičiaus išraišką vadiname standartinę ir išmoksite didelius bei mažus skaičius parašyti standartinę išraišką. Lentoje užrašiau 2 faktus. Vienas faktas teigia, jog musės greitis yra 18 000 metrų per valandą. Sutikite, nemažas greitis 18 000 metrų ir skaičius 18 000 yra nemažas, galima būtų netgi pavadinti dideliu skaičiumi. O vėžlio greitis yra 0,02 metro per sekundę. Taigi vėžlį išties galima vadinti lėtaeigiu, nes jo greitis yra labai nedidelis ir išties per 1 sekundę vėžlys nueina tikrai labai nedidelę metro dalį. Skaičius 18 000 yra didelis skaičius. Skaičius 0,02 yra mažas skaičius. Mūsų užduotis išmokti šiuos skaičius parašyti standartinę išraišką. Taigi, ką vadiname skaičiaus standartinė išraiška? Jeigu tiek didelį, tiek mažą skaičių mes užrašome sandauga, ne bet kokia, o skaičiaus ir 10 laipsnio, ir dar užrašome taip, kad pats skaičius būtų didesnis arba lygus vienetui, bet mažesnis už 10, tai mes sakome, kad skaičių užrašėme skaičiaus standartinė išraiška. Pabandykime tokią išraišką užrašyti lentoje esančius 2 skaičius, ir didelį, ir mažą. Prieš rašant norėčiau akcentuoti, kad jeigu skaičius yra didelis, didesnis už 10, tai skaičiaus eilė arba 10 laipsnis bus teigiamas skaičius. Jeigu skaičius yra mažas iki vieneto, tuomet eilė bus neigiamas skaičius. Taigi 18 000 užrašykime standartinę išraišką. Tai yra, turiu užrašyti sandaugą skaičiaus ir 10 laipsnio. Pasiruošiu paruoštuką. Žinau, kad laipsnis, kadangi skaičius 18 000 yra didelis, bus teigiamas, galiu net pasižymėti pliuso ženkliuką. O dabar belieka surasti skaičių, kurį turiu įrašyti į pirmąją sandaugos vietą. Taigi, visą dėmesį skiriu skaitmenims, kurie yra ne nuliai. Matau, kad 18 ir 3 nuliai. Taigi, gal galiu rašyti čia 18, bet 18 netenkintų sąlygos, kad pirmasis sandaugos narys turi būti nuo 1 iki 10, taigi negaliu rašyti 18. Kaip iš skaitmenų 1 ir 8 padaryti skaičių tarp 1 ir 10. Štai taip paprastai kablelio pagalba. 1 sveikas ir 80. Vadinasi, aš pati savavališkai pasidėjau kablelį po vieneto. O kadangi skaičiuje kablelis nebuvo parašytas, vadinasi, kablelis išties buvo skaičiaus pabaigoje, nes jeigu skaičiuje neparašytas kablelis, jis yra skaičiaus pabaigoje. Dabar, norint nustatyti, kokios eilės mano skaičius, man reikia suskaičiuoti, per kiek pozicijų peršoka kablelis. Suskaičiuoju ir matau, kad per 4. Taigi, eilė bus 4. Teigiama, nes skaičius didelis. Pirmasis sandaugos narys yra nuo 1 iki 10 tenkina sąlygą, vadinasi, tikrai skaičių užrašiau skaičiaus standartinė išraiška. Dabar pabandykime mažesnį skaičių, 0,20 užrašyti taip pat standartinę skaičiaus išraišką. Tai yra sandauga skaičiaus nuo 1 iki 10 ir 10
laipsnio. Vėlgi pasiruošiu paruoštuką. Kadangi skaičius yra mažas, o jau sakiau, kad mažų skaičių eilė neigiama, iš karto įsirašau štai čia minuso ženklelį. Dabar belieka sugalvoti, koksgi bus tas pirmasis skaičius. Čia tikrai nėra sudėtinga, imu skaičių 2. Jis tenkina sąlygą, nes yra didesnis už vienetą, bet mažesnis už 10. Ir pati suprantu, kad rašydama skaičių 2 be kablelio, tai yra kablelis po skaičių, ar ne? Aš pati jį padėjau štai šioje pozicijoje. Todėl dabar suskaičiuoju, per kiekgi vietų pakeičiau kablelio poziciją. Ogi per 2. Todėl eilė bus 2. Taip užrašėme tiek didelį skaičių, tiek mažą skaičių, skaičiaus standartinė išraiška.